Labą dieną visiems žmonėms, visiems laisviems žmonėms, visiems tiems, kas išpažįsta, kad esą žmogus. Šiandien 22 Liepos 2025 metų ir aš šiandien buvau pas ambusmentus, Seimo kontrolieriai, kitaip vadinami, Eriko Lienaitę norėjau papulti arba Julitą Miliuvienę. Buvo man atsakyta, neduota man galimybė su jais susitikti. Buvo toks darbuotojas vardas ir pavardė moteris. Ten visi tik tai moteris dirba. Sakyčiau, kad jau vyrai ten nuskriausti, jau vyrų nėra. Vienas ten toks buvo sargybinis vienas tik tai, o taip tai ten vyrų nėra. Taigi jau vyrai šitoj kontorai diskriminuojami. Tai va, Ina Sadaunykienė man pasakė, kad Seimo kontrolieriai, ambusmenai, tie, kurie turi tokį profesiją, kad apsaugot žmogaus teisės, jie nepanorėjo su manim, su žmogumi susitikti. Aš priminsiu, kad aš neturiu jokių dokumentų, taigi aš neturiu jokios sutarties ir jokios kažkam pareigos. Jeigu aš esu be pareigos, tai aš skaitomas laisvas. Aš laisvas žmogus. Aš atsisakiau pavardės ir esu laisvas žmogus. Tai va, su laisvu žmogumi man pasakė, kad Eriko Lienaitė, Julita Miliuvienė atsisako susitikti. Aš atnešiau pareiškimus, tuoj aš garsinsiu šitą pareiškimą. Vienas buvo oficialus pareiškimas apie teisinį statusą. Nuo žmogaus sūnaus Romo, sukurta žemėje Lietuva, Vilnius, architektų 180-57, 22 Liepos 2025 metų. Oficialus pareiškimas apie teisinį statusą. Aš esu žmogaus sūnus Roma, mano statusas gyvas žmogus, vyras, vienas iš tautos, vardu žmonija. Pagal Konvencija dėl valstybių teisių ir pareigų Montevidėjus 26 gruodžio 1933 metų, pirmas straipsnis, punktas A. Čia ten nustatytas pirmas straipsnis, kas yra valstybė. Pirmas straipsnis, punktas A. Valstybė turi turėti nuolatinius gyventojus. Mes turime nuolatinius gyventojus, visus tuos, kurie išpažįsta esą žmonės. Visi žmonės, kurie išpažįsta, yra nuolatiniai gyventojai šios valstybės, sakykime, pavadinimų žemė. Pavadinsim mūsų valstybę žemę. Apibrėžta teritorija, mūsų apibrėžta teritorija tai žemė, duota Dievo kūrėjo, patvirtinta dokumentų, pradžios knyga, pirmas skirsnis, 27-28 šitie rusiškai, tai stichija, lietuviškai, nežinau, kaip čia pavadinti. C, pirmas straipsnis, C punktas, valdžia, ar yra pas mus valdžia. Valdžia, mūsų valdžia, Dievas kūrėjas. Ir D, gebėjimas, kad mes gebėjom užmėgsti santykius su kitomis valstybėmis. Tai mes gebam užmėgsti santykius su kitomis valstybėmis, jie tik tai nenori. Toliau, trečias straipsnis šitos konvencijos. Mums nereikia jūsų pripažinimo, bet kokio pripažinimo mums nereikia pilietiniam egzistavimui, ne pilietiniam, o politiniam egzistavimui nereikia jokio pripažinimo. 11 straipsnis.
sako, kad jūs negalite pretenduoti į teritoriją gautą jėgą arba okupuotą. Šiuo metu Lietuvos Respublika okupavo ir su jėga gavo šitą teritoriją. Visi teritorijos buvo padalinti jėga ir karomis, kiekviena teritorija. Šitas konvencija sako, kad jokia kaip jėgos paėmimų, jokių negalima vertinti, kad jūs jau turite teritoriją. Jūs negalite šitą teritoriją pripažinti, nes taip negalima. Dievas davė ir viskas turi būti tik tai laisva valia. Jeigu jūs gavote teritoriją, tai parodykit man dokumentą, kur jūs nupirkot šitą teritoriją, žemę ir šitą nedidelį plotą žemės Lietuvą, kur jūs nupirkot iš žemės gyventojų, tų, kurie save vadina žmonėmis. Čia tauta žmonės, jiems viskas priklauso. Parodyk man dokumentą, kada jūs nupirkot laisvą valią. Jeigu ne, tai jūs tik tai atimėt jėgą ir dabar kontroliuojat šitą teritoriją su policija, su ginklais, su kariuomenė. Jūs jėgų laikot šitą teritoriją. Šitą teritoriją jums niekada nepriklausė ir niekada nepriklausys. Taip, ir čia rašiau, kad reikalauju iš jūsų obusmentai Erika Leonaitė ir Julita Miliuvienė elgesiu atitinkančių mano statusų ir atsakymo raštu į klausimą, kaip supratot mano pareiškimą. Duodu jums 10 dienų. Tai va, dėl šito pareiškimo jį man nepriėmė, atsisakė man priimti. Mano teisės buvo pažeista tarptautinė pilietinio ir politinio konvencija 1966 metų 19 straipsnis, 2 punktas sako, kad aš galiu skleisti informaciją ir gauti informaciją tokiu būdu, kokiu aš noriu. Taigi, man nedavė paskleisti šitą informaciją, atsisakė priimti mano pareiškimus. Pareiškimas antras buvo dėl to, kad aš noriu susitikti, kad būtų susitikimas akį į akį su ambusmenais, tokiais kaip Erika Leonaitė ir Julita Miliuvienė. Jie su manim nesusitiko, atėjo moteris tokia Ina Sadaunikienė, pasakė, kad jie užimti, nors šiandien parašyta, kad pas juos nėra jokių užsiėmimų, jokių susirinkimų nėra. Jie melavo, pasakė, kad dabar vyksta susirinkimas, jokių susirinkimų kalendorijoje nebuvo. Sumelavo man ir pasakė, kad nesusitiks ir nenori susitikti. Pati Ina Sadaunikienė pasakė, kad jinai supranta visas juridinis pasekmes, kurie jai grasina būti pritaikytos, viskas tai supranta ir visos pasekmes jinai ant savęs priima, nes jie atsisakė priimti mano dokumentus remiantis vietiniais įstatymais, Lietuvos Respublikos įstatymais. Kažkokį tai ten man raštą pritaisė, kad mano pareiškimai, ant jų yra mano kūno skysčių kažkokiu. Tai dėl to jie nenori priimti mano pareiškimo, atsisako priimti. Kiekvienas žmogus, kuris laiko rankoje popierinį pareiškimą, tai čia pirštų antspaudai vis tiek liks, čia toks kaip prigalvotas, neturintis jokio teisinio pagrindo atsisakymas priimti pareiškimą. 5 punktas, 5 straipsnis tarptautinis politinio ir pilietinio pakto, 5 straipsnis, 2 šitas punktas sako, kad jokie vietiniai įstatymai
neleidžiama jomis naudotis, jeigu jūs norit sumažinti žmogaus teisės. Šiuo metu buvo padaryta taip, kad naudojant vietinius įstatymus pažeidė tarptautinį teisę ir nedavė man paskleisti informaciją ir nepriėmė mano pareiškimų. Taigi, remintis vietiniais įstatymais, jie pažeidė tarptautinį įstatymą. Ir šita Ina Sadaunykienė, jinai yra bendrų reikalų skyriaus kažkokia tai vedėja, turi būti suprasti, ką daro, tarptautinė teisė turi suprasti, jeigu nesupranta, tai jai ten nėra ką veikti, bet tokie žmonės, kurie nesupranta, kas yra tarptautinė teisė, pradeda reguliuoti ir priiminėti sprendimus kažkokius. Tai va, dėl šito aš pareiškimą įrašau į vaizdo įrašą, noriu įstatyti į viešąją erdvę, kad visi su to susipažintų. Dar buvo vienas pareiškimas apie nusikaltimus, kurie vykdo policija prieš mane. Jie mane politiškai persekiojo. Tai persekiojimas ne taip suprantamas, kaip mes galvojam. Persekiojimas pagal Romos statutą, baudžiamųjų bylų Romos statutas, 7 straipsnis, ten parašyta persekiojimas, politinis persekiojimas arba kitoks persekiojimas. Ir tam yra antrame punkte, kažkur tai tam yra parašyta, paaiškinta, kas yra persekiojimas. Persekiojimas pagal Romos statuto baudžiamųjų kodekso, baudžiamojo teismo Romos statutą, persekiojimas yra žmogaus teisių pažeidimai ir nevykdymas žmogaus teisių vengimas, pažeidimas, neveiksnumas. Va tokie veiksmai patenka į sąvoką persekiojimas. Taigi, mane galima sakyti, kad persekioja, nes mano visi pareiškimai, kurie buvo padaryti šiuo metu dabar, ir buvau padaręs pareiškimą ir ombudsmenams, Lietuvos ombudsmenams, Seimo kontrolieriams, jie atmetė mano pareiškimą, nepriėmė, jie pažeidė mano teisę, tarptautinį mano teisę, žmogaus teisę. Tie, kurie turi ginti mano teisės, kaip policija, taip ir ombudsmenai, jie būtent ir pažeidė mano teisės. Jie sudaro sąlygas, kad aš Lietuvoje fiziškai išnykčiau, nes aš neturiu nei materialinių resursų valgyti, nusipirkti, nieko aš neturiu, nes aš išėjau iš valstybės ir aš reikalauju, kad man būtų grąžinti mano pinigai, kurie priklauso už resursų pas mane konfiskavimą, resursų visų. Visi resursai priklauso žmonijai. Aš vienas iš žmonių. Ir kada paima šitus resursus, už juos turi grąžinti pinigus. Jeigu pas jūs valstybė paima mašiną, jinai už tai turi atlyginti. Tai už resursus visi šitie korporacijos turi atlyginti. Ir va, aš šitą atlyginimą ir reikalauju. Aš jokių pinigų iš jūsų nenoriu. Aš noriu tik tai pinigus tos, kurie man priklauso. Būtent mano dalį, man žmogui už tos resursus, kurie panaudoti ir parduoti. Nes aš taip suprantu, kaip Lietuvos Respublika, Rusų federacija, Ukrainiečių Respublika, Baltarusų Respublikos, čia kaip laivai, piratų laivai, kurie plėšia vietinę tautą ir vietinius resursus ir viską nusiunčia į jungtinės tautos, o atgal pinigai negrįžta mums. Mūsų dalį mums negrąžina, mūsų apiplėšinėja, jie piratai. Juridiškai galime pasakyti, kad jie piratai ir elgiasi kaip piratai. Viso gero vam jums iki kitų kartų.